Kaip auginti augalus akvariume su mažai šviesos? Atvažiavo žmogus grindalų, įsikalbėjom, sako, mačiau video, kur tu po 4 ledais 1, 2 atsispindi, 3 ir 4. 4 ledukai po 5 vatus ant 157 ant metrinį akvariumą. 20 vatų ledų ir pilnas akvariumas augalų. Kodėl? Aš galiu duoti 200 vatų. Ir augalų bus dar pilnesnis akvariumas, bet tada bus pilnas kas savaitę. Man to nereikia. Aš jo klausiu. Kai tu turėjai juoduojančias augalų apačias, kiek tu turėjai žuvų prisileidęs? Nu, nemažai. Vat ir viskas. Naujokai nekeičia vandens, neduoda augalams pasimti mineralų iš vandens, duoda per daug pašaro prisileidę per daug žuvų, gaminasi amoniakas, nes žuvis labai stipriai šlapinas, jos gyvena vandenį ir per save daug filtruoja. Ir tame amoniake augalai yra nuėsdinami. Pagrindinė problema, kad augalas prisitaiko prie šviesos spektro. Nu, jis bus mažiau raudonas arba daugiau raudonas. Žalsvai gelsvesnis arba rausvesnis, vat kaip tos liudvigės lapai. Bet jis neaugti negalės, jeigu jo nenuėsdins srutos. Pavyzdys labai paprastas. Kormoranų perimvietei auga medžiai. Medžius nuplauna lietus, jie turi dirvožemį, jie turi vėją, bet to neužtenka. Srutos nuėsdina visą mišką. Tas pats vyksta ir su augalais. Akvariume. Srutos nuėsdina augalus, dumblis išgyvena, augalai ne, o mergaitės ir berniukai toj vietoj pila birzgalus vietoj to, kad pakeistų vandenį ir pašalintų srutas. Viskas. Duok labai mažą šviesą, bet pakeisk vandenį. Augalas stovės, lėtai augs, bet augs. Jis neturės kur dėtis. Svarbu, kad vanduo būtų švarus. Gali būti rūgštinis, bet neturi būti srutų. Gali būti šarminis. Mes turim bent 50 rūšių augalų. Rotalo, pogostemonų, ambulių, kriptų, anubių, valisnerijų, kabombų ir taip toliau, kurios augs mūsų čiaupo vandenį be problemų, jeigu tik jų nenuėsdinsit srutomis. Ką reikia daryti? Reikia keisti vandenį. Ar yra akvariumų, kuriuose galima vandens nekeisti? Yra, bet tie akvariumai ne naujokams. Lietuvišką vandentekį pakeitus net 80% į savaitę, tiems paprastiems augalams nieko blogo nenutiks. Niekada vienam akvariume, vienam vandenį, vienose parametruose neaugs visi augalai. Jeigu augs pieva, neaugs anubis. Jeigu augs anubis, neaugs pieva. Jeigu augs valisnerija, neaugs hiporoidės. Jeigu augs hiporoidės, neaugs valisnerija. To nereikia iliuzijų turėti. Ar galima stipriai sukontroliuoti elektroniką, techniką, trąšų dozatoriais, taip toliau, kad augtų ant maksimalių sąlygų? Galima, bet tai vėl ne naujokams. Pirmiausia, kad augalai augtų, suvartotų nitratų ir gamintų deguonį. Svarbiausia, gamintų deguonį. Jie medžiagas maisto pasiima iš vandens. Vandenį ištirpusius mineralus. Grynojo osmosėje jie neaugs.
Bet jeigu vanduo tik nugaros ir jūs tik dapilsit, jis vis kietės, tai mūsų lietuviškas vanduo yra tinkamas daugybė augalų ir reikia netingėti pakeisti. Nebūtina daug. Viskas priklauso nuo to, kiek prisileidot padarų. Mano akvariume šiandien 157 litrų akvariume riplioja. Nu, koks 100, negaliu pasakyti tiksliai krevečių, nes jos yra mano augalų sanitarės pagrindinės, nuėda bakterinę plėvelį dumblius. Laukiau koks 80 Galaxy rasborų, bet dabar reikia suprasti, kad Galaxy rasborai ir krevetės yra tokios mažos, kad visus sudėjus į krūvą aš turėčiau vieną auksinę žuvelę. Pagal išmatų kiek ir svorį. Suprantat? Ir gyvena, buvo 7 suaugę, koridorai yra mailiaus ir 5 ancitros, 12-15 žuvų. Tokių nedidelių žuvyčių. Tokiam akvariume jos yra nedidelės. Va čia yra suaugusias koridoro panas. Tai bendras mano gyvūnų svoris būtų kaip 2 skaliarai maksimum. O įsivaizduokit, kad 157 litrų akvariume turi 2 skaliarus. Va tiek pas manęs yra gyvybės, nes mano gyvybė yra smulkiai. Ir aš ją šeriu nemažai. Bet man kiekvieną dieną automatiškai įbėga vanduo, nubėga plėvelė ir šiandien nubėga, taip iki 10 litrų vandens per 1,5 valandos pravarvėja. Aš keičiu vandenį kasdien. Kasdien. Kai esu namuose. Kai nesu namuose, pakeičiu kartą į savaitę. Jeigu nesu savaitę namuose per vasarą, pakeičiu į mėnesį kartą. Bet tada bus būklė blogesnė. Kas savaitinis vandens pakeitimas yra labai geras, pratekėjimą ne visi galit pasidaryti. Ir jeigu turit vieną akvariumą, nėra problemas, pas manęs vanduo bėga į 3 akvariumus viršui, subėga į apačią, kad subėgtos trakodas taip toliau. Tai vandens keitimas yra pagrindas augalų auginimui be jokių trąšų ir be jokių dumblių. Ir dar vienas svarbus dalykas. Nepadaryti srovės. Žiūrėkit, ten yra mano filtriukas ir lėtai juda augalai tame gale. Filtro paskirtis nėra surinkti Filtro paskirtis yra laikyti savyje bakterijų koloniją, kurios amoniaką paverčia į įsisavinamą augalų nitratus. Mūsų visi beveik auginami augalai yra pelkiniai. Jie geriausiai auga stovinčiam arba vos judančiam vandenį. Padarysi didelę srovę, turėsit dumblius, siūlinius, barzdas ir visus kitus. Kuo daugiau srovės, tuo geriau dumbliui. 100%. Tai va, pasisodinat augalą, neskubat, leidžiat jam augti, po biškį leidžiat gyvūnus ir keičiat vandenį. Jeigu jau prisileidot 50 žuvyčių, tai vandenį keiskit kasdien, jeigu dumblėja. O nepilkit trąšas. Ir gamtoj augalai niekada nebūna idealūs. Jeigu viršūnė ideali, apačioj bus biški prasčiau, bet nenujuodavę, nors šitoj vietoj negauna šviesos, netgi iš ten yra užstojama šviesa. Pat ir viskas.